Labadiena, gerbiami žurnalistai, pradėsime Seimo opozicinių frakcijų lyderių spaudos konferenciją. Visi juos puikiai pažįstate. Spaudos konferencijos pavadinimas Seimo valdančiųjų antausis demokratijos vertybėms. Kas toliau? Prašom. Dėkuoju visiems, kurie radot laiko ir dalyvavot mūsų spaudos konferencijoje, tie, kurie mus girdit ir matot per internetą. Iš tiesų, šiandieninė mūsų konferencija paskatino vakar dienos įvykiai Seime. Aš gal daugiau nedetalizuosiu tų įvykių, kurių esmė buvo, kad netgi sulaužant bendrus pozicijos ir opozicijos politinius susitarimus, buvo, pasakyčiau taip, politiškai nekorektiškai ir įjungus daugumos buldozerį, mūsų nuomonė netgi abejotinai teisėtumo prasme, todėl kad kaip žinot, posėdis buvo neeilinės sesijos, buvo išimtas arba išmestas klausimas, trumpai pasakysiu, dėl Snoro banko tyrimo. Ir iš esmės jūs žinote, kad po to opozicija nematė galimybės toliau dirbti iki tos sesijos pabaigos. Ir iš tiesų noriu pasakyti, kad vakar buvo surinkti 47 Seimo narių parašai ir mes prašėme, šiandien Seimo pirmininkė patvirtino, kad sausio 30 dieną, 10 valandą bus kviečiama dar viena neeilinė sesija, kurioje bus svarstamas vienas ir vienintelis klausimas, tai yra dėl tos komisijos įkūrimo svarstymas ir priėmimas. Bet iš tiesų tas komisijos tiek baimė, tiek atmetimas kaip pats išėmimas ir bandymas neleisti sužinoti, šiuo atveju sužinoti ne tik tai arba ne tiek Seimo nariam, bet ir visai Lietuvos visuomeniai, kas iš tiesų vyko Snore anksčiau, kas galų gale vyksta dabar, kodėl priimti vienokį ar kitokį sprendimai. Noriu pasakyti, kad tai neturėjo nieko bendro ir mes surašydami klausimus sąmoningai vengėm bet kokio bandymo kištis į teisėsaugos institucijų darbą. Kaip žinote, šitoj veikloje yra pareikšti įtarimai ir tai teisėsaugos klausimas jie turi išsiaiškinti ir jeigu kalti vieni ar kiti akcininkai ir panašiai juos nubausti. Bet mus tikrai labai nemaloniai nuteikė pati tendencija, kurią mes traktuojame, kad bijant, jog tiesa arba informacija bus pasiekiama visiems Lietuvos piliečiam, noriu pasakyti, kad šiandien to banko savininkai esame mes visi Lietuvos piliečiai, iš esmės yra laužomos demokratijos pagrindai. Seimo tyrimo komisija tai yra instrumentas Seimo, įteisintas statute ir visur kitur, padedantis ir galintis tirti vienus ar kitus dalykus, ieškoti sprendimų perspektyvoje ir taip toliau. Tai, ką daro valdančioji dauguma, kodėl daro, sunku pasakyti, bet kitaip kaip bandymų užgniaužti laisvą žodį, demokratiją arba galų gale elementarų tiesos ieškojimą mes pavadinti negalime. Ir todėl mes šiandien nutarėme padaryti spaudos konferenciją ir išsakyti mūsų visų opozicinių frakcijų bendrą nuostatą dėl vakar įvykusių įvykių. Jeigu galima, aš dar papildysiu, mėly kolegos, norėčiau atkreipti dėmesį į Seimo pirmininkės pareiškimą, tiksliau kreipimąsi į Nacionalinį saugumo komitetą, kurį aš įvardinčiau kaip paranoišką ir pavojingą, labai pavojingą demokratijai. Todėl, kad Seimo pirmininkė kreipėsi, kaip jūs žinote, į Nacionalinį saugumo ir gynybos komitetą, beje, to komiteto narys aš pats esu, prašydami išsiaiškinti, ar Seimo nariai, kurie veikdami pagal Seimo statutą, taip kaip numatyta, inicijuodami šitą komisiją laikinąją, nėra mūsų valstybės priešai. Tai aš jums noriu pasakyti, kad Seimo nariai pagrindiniai, kurie inicijavo šią komisiją, dabar sėdi kaip tik prieš jūs.
Tai yra visų mūsų opozicinių frakcijų vadovai ir tokie Seimo pirmininkės kreipimaisi į Nacionalinį saugumo ir gynybos komitetą, mano manimu, besiribojantis su gąsdinimu, šantažu ir grasinimu demokratiniai valstybei, mano manimu, yra nepriimtini. Jau nekalbant apie tai, kad tuos pačius klausimus jinai uždavė dėl kreditorių, kurie pasisamdė advokatus, gina savo teisėtus interesus. Tai būtent ta situacija ir tas, apie ką mes kalbam, ir padiktavo šios dienos temą. Mylėjai, jeigu Seimo nariai, frakcijų vadovai, veikdami pagal statutą ir norėdami sužinoti tiesą ir išsiaiškinti ir kad padaryti, kad tai sužinotų Lietuvos piliečiai, yra kaltinami arba bent jau įtariami ir skundžiami Nacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui, tai jau yra procesai, mano manimu, pavojingi ir parlamentarizmui, ir demokratijai mūsų valstybė.